Sveiki visi. Na tai ką, laba, laba. Sveikos. Pasidalinsim šiandien trumpai kiekviena apie savo savęs pažinimo, sąmoningą savęs pažinimo kelią, ką atradom savyje, kam kaip vesis, tuo pasidalinsim šią akimirką. Kas nori Mhm. pradėti? Galiu ir aš, pavyzdžiui, pradėti. Tai mano sąmoningumo kelias prasidėjo, dabar galvoju, nepilnai prieš kokius 6 metus. Jau toks turbūt tas būtent noras atrasti kažką naujo. Nes prieš tai buvo darbas namai, tokia kaip ir rutina labai ir tas turbūt mane labiausiai per tą visą rutiną labiausiai turbūt save pamiršau. Ir atėjo toks gyvenime momentas, kada pradėjau jausti apatiją viskam. Tada nieko nenorėjau ir tada toksai galvojau, kažką su tuo reikia daryti, ar čia kreiptis pagalbos, ar čia kažkur kažko ieškoti. Bet tik žinau, kad nenoriu taip, kaip yra, kad noriu kažkaip kitaip. Ir būtent tuo metu mano gyvenime atsirado žmonių, moterų kompanija, kur aš prisijungiau prie jų ir aš pradėjau matyti, kaip moteris gyvena kitaip, kaip jos e, yra laisvos, kaip jos daro, ką jos nori, kaip jos siekia kažko. Ir aš irgi galvoju, aš irgi noriu taip, noriu skleistis, noriu kažką daryti. Ir tada buvo pirmas dalykas, pirmas žingsnis, ką aš padariau, tai tada išėjau iš samdomo darbo, nes mačiau, kad jisai labiausiai mane varžo. Ta prasme, tuo metu aš suvokiau, kad taip yra. Ir išėjus iš darbo pradėjau ieškoti tokių kaip ir būtent ar praktikų, ar kažko, kur aš galėčiau save pažinti. Ir tuo metu atėjo karantinas, visi užsidarė namuose. Ir per karantiną aš pakliuvau į tokį online festivalį, vadinkim taip, nes ten visą savaitę buvo įvairiausių praktikų. Ir tada jau mano pats pirmas pažinimas prasidėjo tuo metu, kai aš pamačiau labai daug praktikų ir ėjau sąžiningai dalyvavau visose, kad pajausti, suprasti save kažkur tai. Ir tada ta kelionė tokia prasidėjo. Ir jinai tęsiasi iki dabar, nes aš suprantu, kad mes tiesiog kiekvieną dieną skirdami savo laiko, visą laiką kažką atrandame naujo. Net nebūtinai, kad skirdami savo laiko, bet kaip čia net įvardinti, darant naujus dalykus, netgi gali save pamatyti naujai. Ir leidžiant savo pamatyti tuos dalykus, nes kartais būna, kad žmonės susideda tokius kaip ir tokius pakinktus ir eina tiesiai, nieko nemato. Tai aš kažkaip irgi tokia vienu metu buvau gyvenime, dabar esu atvira ir kaip tik stengiuosi pamatyti galimybės. Netgi turiu savo tokią kaip ir afirmaciją kiekvieną dieną, netgi pas mane vonioje yra prie ant sienos toksai užrašas, kad įdomu, ką neįtikėtino man atneši nauja diena. Tai va, tai manau, kad tas sąmoningumas turbūt yra pirmiausia, aišku, suvokti, kad viskas, kas vyksta gyvenime, tai vyksta ne šiaip savo, kad mes esam to gyvenimo kūrėjai ir mes būtent pritraukiam tuos dalykus, bet vėlgi tas dalykas daugam iš karto gal neteina. Tarkim, žmogus, kuris nesusiduria su sąmoningumu, jisai gal net tą, ką mes kalbėsime, atrodys čia kažkokia utopija. Ir tikrai tokių žmonių yra daug. Tai tiesiog net nežinau, ką čia dar tokio pasakyti. Kol kas turbūt tiek. Jo, iš tikrųjų ir aš to pritarsiu, tas sąmoningumas, savęs sąmoningos pažinimas, tų savo savyje esančių naujų etapų, lygmenų ar taškų, čia kaip be pavadinsim, bet iš tikrųjų irgi iš pradžių veikiau tai naujo kažką tai savo tam materialiam gyvenime, vis kažką naujo padaryti, o paskui atsisukau irgi lygiai taip pat išėjusi tik tai iš darbo ir tą dėmesio energiją sutelkusi
į save, į tą vidinę laisvę. Nes kai tu esi laisvini save viduje iš visokių nepasitikėjimų, baimių, nu ko čia dar, pavydo, kalties, gėdos, tų visų vidinių tokių senų apribojimų, senų įsitikinimų, seno požiūrio, pradedi save keisti, vis kažką naujo pastebėti, tai tu iš tikrųjų keiti savo vidų. Ne tik tai išorėje veikiam kažką tai naujo, praktikas kažkokias, mankštas ar naują mytybą išbandom kažkokią per maistą, e, tu jauti tada save, bet sąmoningai pasirenki tiek fizinį kūną prižiūrėti savo, puoselėti ir sveikai, ir maitintis, ir būti griname ore, ir pasimankštinti, bet lygiai taip pat ir atsisuki sąmoningai į savo vidų ir pradedi stebėti savo mintis, savo vidinę būseną, kad norisi būti toje vidinėje ramybėje. Tada atėjo ne taip, kaip visada reaguoju, čia nepatinka kažkas, supykstu, čia kontroliuoju, nepavyksta tą kontrolę, susierzinu, o tiesiog laisvini save nuo tos kontrolės, kontroliuoti vaikus, vyrą ten, o kontroliuoji ir tiksliau stebi tik tai savo mintis, savo vidinę būseną. Ir per tai eini ir kuri va tada išorėje, toj materijoje ir matai, kiek labai daug atsiskleidžia savyje to naujumo, va kaip irgi tu sakai, kad svarbu labai pastebėti, ką aš naujo jau darau. Nereikia grįžti į praeitį ir gyventi praeityje, kaip kas buvo, bet tik galime atsisukti, kad tam, kad pamatytumėm, kaip aš pasikeičiau, kokia aš nauja trumpam į tą praeitį ir gyventi čia ir dabar ir sąmoningai kurti savo, žinai, kad tu kuri mintis, tu kuri pasirenki, kaip tu jausiesi, savo tą vidinę ramybę, tu būni šioje akimirkoje čia ir dabar, tada viską ir pastebi, nes kai tu mintise eini, gyveni ateityje, tai tu nerimauji, tada kaip kas bus, nes nėra pasitikėjimo. O kai tu būni šioje akimirkoje ir čia ir dabar, ir kaip sakai, kiekvieną dieną vis kažką naujo, savo mintise net kažką naujo suvokti, tai irgi yra naujumas, pajausti savyje kažką naujo. Sutelkiant dėmesį į save, galim pavadinti meditacija, bet meditacija tai ir yra, tau ta meditacija gali būti visa diena, tų patirčių, priėmimo, pajautimo, kažkokio suvokimo naujo ir va toje tiek vidinėje, tiek dėmesį skirti savo vidui, tiek išoriai kažką veikti, kad irgi ne tik tai į fizinį kūną sutelktumėm tą ir rūpintis juo, to grožiu savo išoriniu, bet ir lygiai taip pat sutelkti dėmesį į savo vidų ir tik save stebėti ir reakcijas savo keisti, nereaguoti, o būti daugiau kaip stebėtojų pasirinkti ir matai, kaip tada susihormonizuoja šeimoje, aplinkoje tavo irgi vyksta pokyčiai ir daug to naujumo tiek išoriai, tiek ir viduje savo atrasti, naujų gebėjimų išskleisti, tiek kai tu gyveni tame vidinėme lengvume, toje vidinėje būsenoje, sąmoningai pasirinktoje vidinėje būsenoje. Čia net nepavadinčiau nei jausmu, nei mintimis, tiesiog čia yra sąmoninga būsena. Ir tada per tą lengvumą kažką darai, kuri ir matai, kaip išorėje viskas lengvai susidėlioja. Atsiranda tie reikiami žmonės, situacijos. Ir labai viskas lengvai įsimaterina, tai, ką tu nori kažką tai sukurti. Ir matai, kaip žmonės, būdami kartu su tavimi, taip pat įgauna tų naujų, nes mes pasidalinam per save, kuo gyvenam savyje, savo viduje, tą spinduliuojam į išorę. Ir labai pastebiu, kai būname kažkur, kaip vyksta ir žmonėse pokytis ir naujumas, kažką suvokia, būdami su tavimi kartu, dėl to mes ir sąmoningai renginius darome kiekvieną mėnesį, kad pasidalinti savo patirtimi, pasidalinti tomis naujumo ir pokyčio energijomis, kad irgi žmonės tada įeitų ir juose vykstų pokyčiai, jeigu jie žinoma patys apsispręs ir norės save sąmoningai pažinti. Tik tai nuo jų priklausys žengti žingsnį į save. Taip.
Kai Giedrė kalbėjo dar apie dėmesio išlaikymą savyje, tai norėjau irgi pridurti, kad iš tikrųjų atradau, kaip galima lengvai išgyventi lengvume dieną ir labai daug per ją nuveikti ir nepavargti, kai tavo dėmesys nėra išoriai, nėra tik tais tuose įvykiuose ir žmonėse, kurie aplink tave, bet kai sugebi, kaip čia pasakius, savistabos tokios būsenos būti ir išlaikyti dėmesį šiek tiek savyje ir stebėti išorę. Vakar, pavyzdžiui, turėjau tokią nuostabią dieną ir pačiai ir mano partneris ir aš pastebėjom, kad, bet sako, tu gerai atrodai kaip penktadienio vakarą, nes aš ir dirbu iš tikrųjų pilną etatą darbą šiuo metu ir šito einu sąmoningumo, meditacijos ir mokymų keliu, nes atradau, kad man dabar yra tai labai svarbu pasidalinti su žmonėm, ką atradau savyje. Ir sako, bet kaip tu gerai atrodai, vakar Valentino diena, mes ir vienas kitam turėjom dar skirti dėmesio. Ir aš sakau, žinai, sakau, tokia būsena, vidinė ramybė, vidinis džiaugsmas ir aš pati stebiuosi, kaip aš gerai jaučiuosi lengvai. Va. Iš tikrųjų, tai neįsitraukti, sugebėti, kaip čia pasakyti, valdyti savo dėmesį, neįsitraukti į išorinius, taip, į tos kontrolės, į aplinkoje vykstančius veiksnius, bet išlaikyti tą pusiausvyrą savyje, tai aišku užtruko. Tai užtruko čia ne per vieną naktį irgi išsiugdžiau tą gebėjimą. Keletą metų virsmas vyksta šiaip ilgai, jeigu žmogus jį pastebi, tas virsmas vyksta kas kažkiek metų, gali vykti kažkokie įvykiai svarbus jo gyvenime. Jis, kai pasiekia tam tikrą sąmoningumo lygį, tada pažvelgia atgal ir atseka visą istoriją, pasidaro viskas aišku, kaip tu vystėsi, kokie Mhm. vyko pas tave etapai, procesai, kažkas iniciacijom tai vadina, nu, kiekvienas turi savo terminologiją, kiekvienas, kuris tai patyrė ir kad neša jau šitas žinias ir dalinasi, jie sugalvoja savaip tai paaiškinti, bet ką aš pastebėjau, kad buvo toks etapas mano gyvenime, kai aš gyvenau ir jaučiausi kaip svetima šitam pasaulyje. Tokią jaučiau atskirtį, nes tai irgi buvo labai daug išmokta iš aplinkos, labai daug įsitikinimų, kaip, nu, kame augi, ką matai, taip ir mastai pats iš tikrųjų, nu, kokioje aplinkoje esi, tai labai įtakoja irgi. Ir aš jaučiausi tokią, jaučiau atskirtį iš tikrųjų ir nuo žmonių, ir nuo pasaulio. Einu taip vieną kartą į darbą ir sakau savo, Dieve, sakau, bet kodėl aš taip nemyliu šito pasaulio, aš noriu mylėti šitą pasaulį. Ir pradėjo keistis, mano gyvenime kažkas pradėjo keistis vien vat nuo tokios išsakytos minties. Aš dabar tai atseku, aš dabar labai ryškiai tai prisimenu. Nes kai tavo sąmoningumas keičiasi, aš ką pastebėjau, netgi tavo prisiminimai iš tavo gyvenimo ateina nauji, iškyla svarbus tau akcentai, kai tu patyrei meilę, kai tu patyrei atsiverimą, kai tu patyrei kažkokį grožį išgyvenai, va, tavy pradeda kilti visa šita informacija. Tiek iš praeities, tiek jinai bus ir ateityje, bet nu, dėmesį, aišku, sutelki ir išlaikai dabartyje. Bet kaip virsmas vyksta, vėl po truputį etapais, sakau, aš noriu mylėti šitą gyvenimą per vaiko akis. Man atėjo toks laikas, kai aš pajutau, kad noriu turėti vaiką, šeimą kurti. Aš noriu mylėti šitą pasaulį per vaiką, va vaikas jisai gyvena ir patiria džiaugsmą. Aš noriu mokytis iš vaiko to džiaugsmo ir meilės pasauliui. Ir taip įvyko, netrukus mano gyvenime atsirado žmogus, atsirado ir mūsų norai sutapo, ir mes sukūrėm šeimą, gimė sūnus. Ir tada vėl aš patyriau naują etapą, kai apkabinusi vaiką, pajutau netgi susiliejimą su visata. Tikrai pasakysiu, kad labai didelis prasiplėtimas buvo, nes tai buvo labai sąmoningas toks žingsnis, noras ir visa, kaip čia pasakyti, visas gyvenimas, visata man atsivėrė. Ir va taip po truputį, vėliau žadinti save pradėjau. Pabudimas tas įvyko irgi jau kai gimė vaikas, tai čia buvo gal 18 metai. Per
per įvykius aš save žadinau, per tokius įvykius, kaip plaučių uždegimas, tarkim, man įvyko, bet iš tiesų aš tai susijęjau su irgi, kaip pajutau jau ryšį ne vien su savo fiziniu kūnu, bet aš supratau, kad aš esu daug daugiau, aš patyriau kitus irgi mūsų sąmoningumo sluoksnius, su jais susisiejau, e, turėjau tą patirtį naują visiškai. Pradėjau tada medituoti, kad vėl susijungčiau ir susigražinčiau savo, kaip pasakyti, sutvirtinčiau tą ryšį, kad suprasčiau, kas tai yra. E, ir vėlgi ten buvo tokie įvykiai, kai atsidūriau ten, kur iš pradžių nežinojau, kur aš esu. Nesupratau, kas vyksta. Bet tai man buvo įdomu, manęs tai neišgąsdino. Aš kaip tik girdėjau savo vidinį balsą, kad o kas tai yra, o kas tai yra. Ir aš jau visada ir ieškojau, o kas tai yra. Ir pradėjau ieškoti knygose atsakymų, vaizdo įrašuose, žiūrėti, kuo kiti dalinasi patyrę kažką daugiau negu fizinis mūsų gyvenimas. Prasidėjo mano toks ugdymasis, ieškojimas ir aišku, prisidėjo asmeninės patirtis. Jau kai tu pasakai savo ketinimą, man įdomu, o kas tai yra, viskas, tu jau judi visada tik į priekį. Ir gyvenimas tau irgi va susidėlioja, kaip sakėt. Ir reikalingos knygos, ir reikalinga informacija, ir žmonės, ir plečiasi tavo akiratis tiesiog taip, kaip tau tuo metu reikia. Viskas darosi taip ir nuosekliai, ir gražiai. Jeigu tu turi vidinį ketinimą, neturi jokios baimės, neturi suvaržymų, vis laisvėji, vystaisi ir viskas pasidaro tiesiog įdomu. Tai va, ir dabar priejau prie tokio taško, kai man yra jau labai svarbu, aš suvokiau, kad esmė yra dalintis su kitais. Aš pasakiau, kad taip, kas yra tarnystė? Kas yra tarnystė Dievui? Tai paprastai, jeigu iš mūsų krikščioniškos, katalikiškos irgi aplinkos, kurioje dauguma iš mūsų užaugom, aš žinojau irgi tą terminą ir iš vieno žmogaus irgi įdomaus išgirdau, o jeigu, sako, dar sujungi savo gyvenimą ir tarnystę, va, sako, tada, na, jau vėl naujas lygis. Ir aš taip dabar klausiu, kas ta tarnystė? Sakau, aš noriu tarnauti Dievui, o ne žmogaus ego. Ir va, jau dabar tokiame etape esu, kai ieškau ir tų atsakymų ir dalinuosi su visais ir žinau ir randu vis naujus atsakymus. Tai va. Dėkoju, Kristina. Taip mes šiek tiek trumpai pakalbėjom apie save ir už tai mes kviečiame susipažinti su mumis plačiau ir giliau, su mumis ir kartu per mus su savimi į mūsų organizuojamus susitikimus ir vasario 22 dieną 11 val. Eiffel studijoje ir kovo 8-9 dieną rengiamoje stovykloje dovana savo, tai žingsnis į save, savęs pažinimą toje visumoje ir kam rezonuoja, kam įdomu, kviečiame mielai plačiau, giliau ir visada gyvai viskas vyksta daug giliau negu per Zoomą, žinoma, Taip, ir kas turit vyksta per visur. klausimų, taip ateikit. Jo. Taip, Vyksta per visur. pasidalinsim. Jo, ir per telefonus, ir per Zoomus, energijos jos visur eina ir pasiekia žmonės reikiamus ir ne šiaip savo jūs mus pamatėte ir išklausėte, čia irgi priimkite kaip ženklą, kad susitikti turime su tam tikrais ir naujais žmonėmis, o ne tais, kuriuos tik tai labai gerai pažįstame, ar jie patinka mums, ką kalba. Tai čia irgi tiesiog tik vertinime dar gyvename, o tiesiog gauname ženklą, apsisprendžiame, kažką viduj pajaučiame ar per pirmą mintį gaunu, kad aš noriu ten būti, man tikslinga ten būti ir einu, veikiu ir vyksta mumise tada irgi labai daug pokyčių. Taip. Lygiai taip pat kaip ir mes pajautėm tą tokį, kad mes norim dalintis kartu ir va taip gimė tie visi susitikimai, pabendravimai ir panašiai. Tai va, tai tikrai labai kviečiam visus, kam surezonuos, atvykti 22 vasario Vilniuje ir kovo 8-9 stovykla vyks Vilniaus rajone. Tai irgi netoli.
Taip, kviečiame į naujumą, kviečiame atsiverti, kviečiame kartu patirti, pasidalinti. Ir žinoma, tai praplečia labai ypač žmonės, kurie jau jaučia savį impulsą, jaučia vidinį pašaukimą, sužinoti daugiau apie save, sužinoti, kaip galima e, iš tiesų keistis ir keisti savo gyvenimą ir savo aplinkinių gyvenimą. Čia į šitą vidinį pokytį, į šitą vidinę žinojimą įeina ir gydymas, ir energijų valdymas, ir, žodžiu, visos gerovės mūsų aplink mūsų kūrimas. Tai yra labai platu ir labai gera yra apie tai sužinoti ir labai gera yra tai gyvendinti. Kviečiame visas, kas norėtų sužinoti ir patirti. Viso. Iki. Viso. Iki Iki. susitikimų. Iki susitikimų.